Iki paraiškų teikimo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos miškų įveisimo priemonės termino pabaigos liko visai nedaug – keletą savaičių. Šiemet paramos miškų įveisti jau kreipėsi daugiau kaip 300 pareiškėjų. Jei gautose paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją metams, paraiškos bus vertinamos pagal priemonių įgyvendinimo taisyklėse nustatytus prioritetinius kriterijus. Pagal prioritetinius kriterijus pirmenybė bus teikiama tiems pareiškėjams, kurie iki šiol nėra pasinaudoję ES paramą miškui įveisti. Miškas veisiamas fiziniams asmenims nuosavybės teisė priklausančioje žemėje. Taip pat veisiami negreitai augančių medžių želdiniai. Paraiškoms vertinti numatyta iš viso 5 prioritetiniai kriterijai. Paramos gavėjams kompensuojama 80% vidutinių miško įveisimo išlaidų mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse ir 70% palankiose ūkininkauti. Paramos lėšomis apželdinti savo mišką pušelėmis nusprendė ir kaunietis miško savininkas Rimantas Meška. Paramos jis kreipėsi šiemet gegužę. Apsodinom 23 hektarus, pagrindė eglė ir dar lapuočių tai beržas ir juodalksnis. Pasitenkinimo prasme, dvasinio, tai tikrai gražiai tas miškas atrodo pasodintas ir tie 23 hektarai, tai pakankamai didelis plotas ir medžių 73 000 pasodinta, vis dėlto tai didelis kiekis. Šiemet miškų įveisimo priemonėms įgyvendinti yra skirta daugiau kaip 58 milijonai litų paramos lėšų. Per visą laikotarpį paramos miškų įveisti kreipėsi beveik 4 000 pareiškėjų.